Prieš kelis metus pietavau su draugu ir mes kalbėjom apie gyvenimą, apie santykius, apie vyrų ir moterų bendravimo dinamiką. Ir bekalbant jisai pasakė žodžius, kurie mano galva yra tiesiai 10. Ir tie žodžiai yra tokie, kad vyras turi tik savo žodį. Kaip suprast, vyras turi tik savo žodį? Seniau, kada vyras pasakydavo duodu garbės žodį, tai kažką reiškia. Ir šiai dienai šį bei tą reiškia. Tačiau anksčiau užtekdavo tiesiog pasakyti, kad duodu žodį. Ir tie žmonės, kurie pažinojo tą vyrą, jiem daugiau nieko ir nereikėdavo, nes garbė, integralumas, orumas, vyro žodis, tai iš esmės buvo kaip plienas, nesulaužomas. Ir tuo metu tai kažką reiškia. O įsivaizduok, jeigu šiandien išgirstum kažkas sakytų tau, duodu garbės žodį. Jau skamba kažkaip ne taip, kažkaip slidžiai, kažką bando įkišti, kažką apgauti, apsukti, įtrint, parduoti ar kažką panašaus. Kodėl nepasivažinėjai? Prižadi nesijuokti? Taip, prižadu. Aš nemoku. Baik juokus. Aš nesakau, kad vyro žodis šiai dienai nieko nereiškia. Atvirkščiai. Jis yra kaip niekada vertingas. Turi savo gyvenime artimą vyrą. Tai tėvą, brolį, draugą, kolegą, klasioką, grupioką. Tam žmogui pasakius, kad jis kažką padarys, tu žinai, kad jis ims ir padarys. Tau jo nereikia klausinėti. Klausyk, nepamiršai, o žiūrėk padarei, o klausyk, neapgavai manęs. Ne, tau to nereik daryti. Tu jo pilnai pasitikė. Bet garantuoju, kad tavo gyvenime yra vyras, kuriuo tu nelabai pasitikė. Jeigu kažką sutarėt ar kažką jis prižadėjo, tai tu pastoviai įtikrini, pastoviai klausi, kaip sekasi, o klausyk, žiūrėk, nepamiršai, o kaip ten su tuo dalyku, kur kalbėjom. Labai prašau. Gerai, sūnau, bet turėsi man gražinti. Gyvenimas geras. Ar turi mano pinigus? Ką? Ar turi mano pinigus? Iš kur? Taip, per greit. Rimtai, ar turi pinigus? Kur mano pinigai? Tu man skolingas 20 žalių. Kodėl taip yra? Kodėl vienam pasakius, kad padarys, tu jo net neklausinėji, o kitam pasakius, kad padarys, tu ir klausinėdamas nepasitikė? Nes jeigu jis sulaužė savo žodį, tai tu jų ir nebepasitikė. Galbūt tavo gyvenime yra vyras, prie kurio tu turi kalbėti atsargiau, nes jis pastoviai visiems išpasakoja, ką tu su juo kalbėjai. Tai, kad jis sako, kad nieko nesakys, tau nieko nereiškia, jis sulaužė savo žodį. Vyručiai, kaip jūs sugebėjot gauti tokias geras stovėjimo aikšteles? Paslaptis. Vyručiai, ar galit padėti sutaisyti mano... Iš kur gavot geresnės už mano kėdės? Paslaptis. Vyručiai, galėkiam šį vakarą pažaisti kėgliais? Ne, mes užsiėmę. Taip turim daug ką nuveikti. Pavyzdžiui, ką? Paslaptis. Galbūt tavo gyvenime yra vyras, kuris pastoviai meluoja, perdeda kažkokias istorijas. Tu tokiu vyru negali pasitikėti. Kodėl? Jis pastoviai meluoja. Jo žodis prarado vertę. Tik prisimenu, trečiadieniais niekada nematau Lenio ir Karlo. Jie nesako, kur eina, gal slepiasi. Kad ir kas būtų šį vakarą, juos pasieksiu ir išsiaiškinsiu, kur jie lankosi. Homeri, tik nepradėk vėl sekti žmonių. Gerai, bus kaip tu nori, Mardžia. Netrukus grįšiu. Einu laukan, paseksiu Lenį ir Karlą. Gyti, o kodėl tik vyras turi žodį, o tai kodėl ne moteris, ne vaikas? Taip, moteris, kuri meluoja, apgaudinėja, sako kažkokias perdėtas tiesas, istorijas ir panašiai. Taip, jinai yra žmogus nelabai patikimas, bet dažniausiai tie moteriški melai, moteriškos kažkokios apgaulės, jos nesudaro tokios didelės grėsmės kaip vyro melas. Nes jeigu aš negaliu pasitikėti vyrų dėl mažų dalykų, tai ką kalbėti apie svarbius? Moteris, kuri pagražina tiesą, meluoja, nesilaiko žodžio, pletkina, yra tiesiog moteris. Nes tai yra moteriška prigimtis ir su jie yra viskas gerai. Vyras, kuris pagražina tiesą, kuris meluoja, kuris
nesilaiko duoto žodžio, kuris pletkina. Nu, atsiprašau už savo prancūzų kalbą, kad yra duchas, vaflis, mazgoti, nes tai nėra vyriška prigimtis. Vyro garbė priklauso nuo jo žodžio. Gatvės ar zonos kultūroje žodis yra labai svarbus. Iš kur tu galvoji atėjo tokiais reiškimai? Atsakai už bazarą, valdyk bazarą, atsakau ant pydaro. Tokie ir panašus dalykai yra, kada kalba vyras su vyru, ne vyrui kalbant su vaiku ar vyrui kalbant su moterim. Vaikystėje aš pastoviai meluodavau, aš kalbėdavau netiesą, ar išgražindavau tą tiesą, ar išgražindavau melus, apgaudinėjau, nesilaikiau žodžio. Nebuvo aplinkui mane kažko, kas mane pamokytų. Čia augdamas pradėjau suprasti ir pastebėti, kad jeigu tu nesilaikai savo žodžio, jeigu tu meluoji, tai nieks į tave rimtai ir nebežiūrės. Ir šitą šventą priesaiką prisiekiu, kad jeigu išduosiu akmens skaldžių paslaptis, jeigu mano skrandis išsipučia ir visi 3 plaukai būna nupešti nuo galvos. Homeri. O taip. Ačiū, Leni. Tai pasibaisėtina ir neįsivaizduojama. Ar ką pražiopsojau? O Dieve. Ne, Homeri, tai siaubinga, taip negalima, ne. Tu tikras mulkis. Tai metam jį lauk. Homeris Simpsonai, esi visiems laikams išmetamas iš akmens skaldžių brolijos. Dėl didžiausio pažeminimo turėsi grįžti namo nuogas ir tempti gėdos akmenį. Šiai dienai stengiuosi nesakyti to, ko nesiruošiu daryti. Ar gatvės žargonų sakant, atsakau už bazarą. Pasakodamas istorijas ar atsitikimus, stengiuosi jų neišgražinti ir pasakyti taip, kaip buvo iš tikrųjų. Stengiuosi sakyti tik tiesą ar tiesiog nesakyti melo. Dalykai, kuriuos sužinau, arba dalykai, kuriuos sužinau, kitaip tariant paslaptys, aš jų neišduodu. Be reikalo nesvaidau savo liežuvio, stengiuosi to nedaryti. Ir visa tai yra vyriški bruožai, kurie prisideda prie tavo charakterio. Ar 100% pavyksta laikyti savo žodžio? Ne. Įpročiai, kurie yra susidarę per 10 metų, jiegi negali būti panaikinti per naktį, per dieną, per savaitę, per mėnesį. Tačiau jeigu kalbu ir pagaunu save, kad aš kažką pamelavau arba pradedu išgražinti kažką, aš sakau, palauk, žiūrėk, ne, meluoju šitoje vietoje, yra kitaip. Arba klausyk, ne, truputėlį pagražinau, yra taip ir taip. Nes aš suprantu, kad aš turiu tik savo žodį, be kurio aš praktiškai nieko kito ar neturiu. Jeigu tu turi įprotį meluoti, nesilaiky žodžio, išduot paslaptis, pletkint, perdėti arba pagražinti istorijas, tai stenkis pagauti save tai darant ir stabdyk, nes tu tik prarandi savo vertę, tu prarandi kitų pasitikėjimą, tu prarandi savo integralumą, stenkis atgauti savo žodį, kad kitiem kalbant arba galvojant apie tave, jie gerbtų tave, vertintų, pasitikėtų tavimi, nes tavo žodis yra garbės žodis, jis nesulaužomas. Baigta.